Ar manai, kad technologijos mus gali nuvesti pasauliu, kuriam dalis žmonių tiesiog rinksis AI vietoj tikrų žmonių? Taip. Vienareikšmiškai taip. Tiesiog kitas klausimas būtų, o kodėl ne? Kodėl turėtų būti kitaip? Jeigu ta virtuali persona, ji yra visom prasmėm geresnė už gyvą žmogų. Jeigu nereikia ant tavęs, nemeluoja, arba meluoja specialiai, nes tu taip užprogramavai, jeigu nepavargsta, išklauso tave, supranta tave ir mokosi kiekvieną dieną, priklausomai nuo to, kokios tavo nuotaikos ir turi meta tikslus, pastoviai keistis, bet eiti tą kryptim, kad tau patiktų. Tai gerai. Kokius ledus mėgsti? Galvoju dabar. Šokoladinis. Šokoladinis. Gerai. Tai kodėl turėtum rinktis braškinius ledus, jeigu čia bus šokoladiniai ir braškiniai? Tiesiog, bet tie šokoladiniai, jie pagaminti kitoj gamykloj. Tiesiog skirtumo nėra, tik yra geriau. Kas žmogui irgi yra labai svarbu, tai yra tas physical touch. Gerai, kitaip. Tie žmonės, kas gali savo surasti fizinę porą, techniškai, jie tą ir darys. Viskas. Čia viskas yra valio. Bet jeigu tie žmonės, kurie gali surasti, bet jiems, pavyzdžiui, pamato, kad man smagiau, kai man neatnesa proto, tai galbūt dalinai gali kažkur ten nuklysti. Bet net ne apie tai. Didelė ar ten didžioji, nežinau, kažkokia tai dalis, kurie iš principo fiziškai negali kažko susirasti dėl kažkokių priežasčių, tai jiems yra bet kokia išeitis, bent kažkokia tai iš principų išeitis. Tai nebūtinai, kad bus geresnis sprendimas negu žmogus, bet būtent čia galbūt yra neteisingas supratimas. Čia yra bent jau kažkoks sprendimas, kad žmogus taip būtų vienišas, o čia jis turi bent jau kažkokį draugę, nors ir virtualią. Tai vat klausimas, ar geriau to iš vis neturėti, ar turėti bent jau tai. Bet jeigu klausimas kyla, ar geriau tikras žmogus ar netikras, tai suprantama, tikram žmogui reikia tikro žmogaus.